35 metų Graikijos futbolo specialistas Telman. Na, ryškiausias naujokas per tą trumpą pertraukėlę pirmoje lygoje prisijungęs prie Plungės Babrungo iš Kauno Žalgirio. Pavojinga situacija. Dviese prieš du dešiniajame krašte. Kamuolio pakėlimas. Čia 1-1. Smūgis ir štai taip anksti krenta įvartis į Panevėžio ekrano vartus. Labai smagi rungtynių pradžia. Na, banaliai galima pasakyti, kad nusipelnė šio įvarčio Tidžan. Kaip pralenda dabar kamuolys ir labai laiku Danielis Alitekas. Faktiškai čia paskutinėje linijoje šiuo metu net 6 ekrano futbolininkai. Čia nepadėta ir ta 6 žaidėjų linija. Babrungo futbolininkams prakirsti varžovų gynybą, dešiniajame krašte atlikti perdavimą ir gana anksti pasižymėti. Dabar galima dar kartą pasižymėti šiuose rungtynėse. Veikiausiai pirmiausia konstruojam saugesnius ir stipresnius gynybos įtvirtinimus. Telmanas Papadopoulos! Smūgis iš tolimos distancijos. Wow! Štai ir visos istorijos. Mano įskrenda į dausas, o į vartus įskrieja Danielis Alitekas. Puikiai praleistas kamuolys, smūgis! O štai čia susitvarko Danielis Alitekas. Kontrišpuolis. Nedidelė pauzė, čia reikėjo praleisti kamuolį. Bet pavojus dabar dar didesnis. Pagaudamas vartininkas ir jau nuo vartų linijos yra išmušamas kamuolys. Neutralizuojantis pavojų. O pavojus dabar prie ekrano vartų, 2-2. Rengiasi smūgiui. Kęstučio Petkaus auklėtiniai toliau įrodo, jog tai bus komanda, kuri iki pat sezono pabaigos kovos dėl to pirmojo tiesioginio kelialapio į Lietuvos futbolo top lygą, į aukščiausią divizioną.